Labas rytas. Na vat, saulėtas gražus rytas. Viskas naktį pasikrovė. Maišus, kurie buvo šlapi, išdžiovinau šiltnamį. Dar kai kas ten tėvų galutinai pradžiūsta. Apdžius ir palapinę, žodžiu, naktis praėjo gerai. Nėra gal tik šilta, dabar 6 ryto. Nu, bet šiandien irgi nusimato iki pat, ne iki, nu, sakė, kad iki papartinės malūno bus blogas kelias, paskui vėl kažkiek blogo, tai, žodžiu, kita nakvynė turėtų būti kažkur stovyklavietėj, šitokia viena pasižymėjęs, nežinau. Žodžiu, reikės eit papusryčiaut, vakar vakare nevalgiau šito kuršienų vyniotinio, kažkaip užteko man tų 3 picų gabaliukų. Tai vat padarysim testą, kiek po paros termose išlaikė arbata, nes aš taip ir nebuvau jo pradaręs nuo pat ryto vakar. Tai jeigu bus šalta, išgersim šaltą, spjausim tą kuršienų vyniotinį ir pavalgysim. Kažkaip šiandien kažko pusryčiams daug nenoriu, nes gana stipriai vakar pavalgiau, iš tikrųjų. Nes sukirtau šaltibarčio porciją ir tą didžiulę pizzą. Plius visko esu nusipirkęs, tai šiandien be lietaus, turėtų būt šilta, žiūrėsim. Na, čia jau matosi, kad baidarininkų plaukta. Aš irgi čia pakibau. Reikės bandyti grįžti ir šoną. Tai va, tokie reikalai. Atsidarys lenktukas. Nors vandens atsirado kažkiek, nes ten tai žiauru buvo. Nu jo, ruožas ten žiaurokas. Gerai, kad čia yra plaukta baidarininkų, tai gali pažiūrėti, kur išvarytos žolės ir ten bandyti. Dažniausiai ten bus teisinga. Bet aš irgi pradžioj kaip sakyti, nepažiūrėjau, bandžiau dar vienu keliu ir mačiau, kad be šansų. Daug kokių akmenų ventoj yra. Oras šiek tiek apsiniaukė, bet čia nėra šalta. Man dar gal ir geriau, kad taip nekepinė. Keista, kažkaip čia taip seklu ir tiek tokių akmenų. Bet vanduo stipriai pasėdo. Baigėsi tas gėris. Aišku, šitą ruožą aš irgi dar plaukiu su tokiu vandeniu, kad dar galima įplaukti, nes šiaip vasarą aš manau čia be šansų. Žūsta vanduo. Nes ir čia yra labai negilu iš tikrųjų. Na, dabar turbūt ten, į vieną pusę. Taip ir mėtausi po upę. Tai į vieną pusę, tai į kitą pusę. Priklausomai nuo to, kur vandens yra. Įdomius ženklus priplaukėm. Gal reikia išlipti, žiūrėti, kas yra. Kranto nėra. Ten toks vienas iš dalies. Tai čia tas vienas iš dalies ir tėra. Gerai. Tai būtų gerai kojas pramaukštinti. Krantas tai čia toksai. Būna ir blogiau, aišku. Taip. Piliakalnis čia yra. Rekčių.
300 metrų. Šiaip visai būtų smagu iki jo nueit. Taip, 209 km čia turbūt iki Ventspilio, aš įsivaizduoju. Gražus visai tas piliakalnis. Matau nušienautą. Eisim pasivaikščiot. Nuo jo ar vaizdas gal matysis upės daugiau. Taip, Rekčių piliakalnis. Iki 14 amžiaus buvo gyvenama. Nu ką, eisim pasivaikščiot. Dilgynė šitam tokia. Nelabai mane žavi. Čia kaip ir griovys kažkoks. Turbūt dirbtinai gal padarytas. Ilgokai čia gyventa. Sakyčiau. Įdomu kaip su kasinėjimais. Turėtų būti įdomių radinių čia. Taip. Kažkaip pagal laiptus matosi, nedažnai jisai yra lankomas. Nu va. Aha, ir upės matosi. Nu jo. Visur tokie, kai kur apžėlus, kai kur ne. Mano baidarė tenais. Plaukėm iš Rekčių piliakalnio. Na, tas ženklas jau gerai, tai vadinasi, gal atsiras visa trasa. Bent jau nežinau, iki kažkur, tai iki Mažeikių gal kokių. Pažiūrėsim. Kol kas baidarininkų nesutikau nei vieno. Aišku, šiandien antradienis. Gal ir ne pati tokia turistiškiausia diena, bet panašu, kad nelabai kas plaukia. Netgi tie žmonės, pas kuriuos nakvojau, sakė, baidarininkai jau šią savaitę nebeleidžia dėl žolių. Čia man dar paskutinis šansas tą ventą praplaukti visą. Sunkiai, bet dar įmanoma. Na va, ir kabantis tiltas. Ir vėl lenta kažkokia informacinė. Gerai, lipam, pažiūrim, kas čia yra. O tiesiog tas tiltas ir yra lankytinas objektas. Iš karto galim pažiūrėti, kiek mes čia nuplaukėm, nes buvo Rekčių piliakalnis 269. Tai čia bus koks kilometras 2 maksimum. Ar jis čia geras, nieks nežino, čia gilų pakankamai. Šilų kaimas. Na ja, 1 kilometras nuplauktas. Būtų šiek tiek žemiau, užsikabinčiau ant tų akmenų. Nieko, išlipame taip. Pasitvarkysim tą baidarę. Na va, 5,5 kilo, tai nežinau iki kur. Gal iki Papilės, bet iki to tilto dait. Nu nebent pro čia kažkaip tai. Jeigu jau išlipau, tai reikia pereiti po tilto. Smagu jais pereiti. Aha, čia jis dar nepilnai padarytas. Panašu, kad jauna lentas. Jo. Nainam tiek, kiek padaryta. Kvepia medis. Jo, čia. O čia kelias ir baigėsi. Ten toliau ne kažką tas tiltukas. Nieko remontuos. Jau čia tie tiltai nelaiko ilgai, nes dėl drėgmės, dėl upės. Čia viskas greitai pūna. Artėjom prie papartinės Malūno užtvankos. Na, dabar vandens atsirado, aišku.
tų lelijų auga, bet realiai nėra tokių žolių, kokios buvo jo. Tiekmės nėra, bet kas bus po užtvankos, tai man biškį net baisu. Nes su šitom žolėm aš šiandien ilgai kariavau. Iš esmės ir greitis krinta, ir visa kita. Na, pažiūrim, kaip čia bus su ta užtvanka. Toks priekį judesys. Keistas dalykas, nes čia žmonių mažai palei upę. Žiūrėsim. Čia turbūt ir bus tas partinės malūnas. Nu, žodžiu. Vat kokia ta užtvankėlė. Yra vaikų. Dabar reikia tik surasti būdą, kuriame yra geriau pertraukti baidarę. Yra toksai, tai čia paskui labai ilgai reikės tempti. Ir yra kitas kitoj pusėje. Žodžiu, čia į malūnų kraštą aš papuoliau. Esam čia ir dar nusimato keli, kurie buvę, kurie jau nebelikę. Taip, čia iki Viekšnių. Aš šiandien keliauju iki. Čia kažkur keliauju šiandien. Paskui jo bus tų malūnų visokių. Taip, čia yra jo fosilijų visokių atodangų. Čia gal pavyks net praeit. Tikiuosi nebus labai slidu. Ir apžiūrėsim nusileidimo taką, jeigu jis toks yra. Čia gal reikia eiti vasom geriau. Bet gal kaip nors. Jo, čia slidu. Reikia eiti atsargiai. Ne, gal su kroksais geriau negu basam. Jo, čia reikalai. Ir ta upė, matau, labai negili. Šitą vietą geresnė. Nu ką, o čia malūnas tas. Čia gal dar net ir veikiantis kažkiek tai. Jisai paveldo objektas yra. Jo, panašu, kad yra veikiantis. Ja, malūnas pagyvenęs. Reikalingas čia jam. Priežiūros daugiau. Na, tokias gal ir supranta, kad su užtvanka turėtų būti, bet šiaip, visai kampo jau nebelikė. Pamatai, tik tai likę. Nu, ne kažką. Čia dar 10 metų ir jo turbūt nebeliks. Čia pasirodo netgi yra Hesas, Rudikių. Nu, čia du pavadinimai. Vieni Papartino malūnų vadina, kiti vat Rudikių. Nu ką, užtvanka įveikta labai lengvai. Galvoju, prašysiu tų jaunuolių pagalbos, bet čia pats viską susitvarkiau. Chebra žiūrėjo,
ir galvoju, koks aš stiprus. Vat, upė po papartinės netokie baisi, kaip aš galvojau. Čia prie tokio vaizdo esu pratęs. Bet ten iki papilės, tai dar keletas rėvų akmeningų gali būti. Bet ir čia to akmenų yra. Tiek, kad gilis nedidelis, tai jeigu ką, tai jau tą susirinktum tos daiktus. Nes su tais akmenim pavojinga, jeigu labai blogu kampu jį pataikai, tai dar kaip jisai stovi, tai tada labai greit ant šono verčia. Mane, kadangi daug daiktų, tai jau man virtimas būtų labai liūdna. Nevėžį aš kitokį atvejį biškį turėjau. Ir man tiesiog šokau per užtvanką ir įstrigau tarp akmenų. Ir įstrigau tokiu kampu lievu, kad pribėgo daug vandens ir telefoną išplovė tiesiog. Bet čia viską susigraibiau. Na, aišku, vienas maišas buvo prastas, tai elektronika pašlapo. Powerbankas nebeveikia. Netgi du, man atrodo. Tai dabar jau, kaip sakyti, elektronikos maišą turiu gerą, nors nežinau, jau čia trečia kelionė. Šiaip su tais maišais iš vis, kai kurie tai yra iš vis 5 metus tardaujantis maišai. Kai kurie mažiau. Nežinau, reikės kada juos pasitikrinti, kaip ten su jais yra. Bet kol kas, ką aš žinau, nieks nieko neleidžia, viskas sausa. Tai kaip ir gerai. Čia kažkoks akmenų slenkstukas. Nu, žiūrim. Čia galiu ir gurkšnį gauti. Pasisekė viskas gerai. Ir čia akmenų. Pasėdau. Gal kaip nors praslysim čia šitą seklumą. Kažkaip reikia išvairuoti tarp tų dviejų akmenų. Čia taip negilu, kad irklus iki dugno. Nu, smagu, kad sužymėta, aš buvau pas save pasižymėjęs, bet ten visai kranto nėra. Tai čia nors takelis yra. Rudikių ąžuolas. Na taip, Ventspilis 200. Šiandien 1,5 bus turbūt papilė. Aš jaučiu taip. Einam, pažiūrėsim tą ąžuolą. Turėtų būti kažkoks įdomesnis. Tai kur dabar tas ąžuolas? Tas takelis tai ėjo per čia. Ir dabar nežinau, kai viskas nupjauta. Gal tiesiai? Tai čia po tiesumais ir yra. Kaip skaniai kvepia, ką tik nupjauta žolė, dobeliukai, matau. Super. Senai šito kvapą buvau pasiilgęs. Čia matosi ir takelio liekanos. Ir vat ir ąžuolas matosi. Nu, nemažas. Beje, upėje yra ir baidarininkų jau. Pačiau, kai aš kėliausi per malūno tą užtvanką, pačiau, kad nuvažiavo baidarininkų priekabą. Ir tai visada. Ten turbūt kompanija. Plaukiu aš nuo jų pakankamai toli, bet girdžiu juos labai aiškiai. Žiūrėsim, kaip ten bus. Aplenksiu juos, aš neaplenksiu. Šiek tiek parašyta, kas tai yra ąžuolas. Aš manau, kad mes apie tai žinom, kas tai yra ąžuolas. Šitas yra Ventos parkas. Nu ir va čia tos gražuolis. Tikrai rimtas medis.
sakai, jau vieną neatlaikė. Matosi, nuo kurinai nulūžo. Jo. Nu, neblėsiu. Irgi turbūt gal tos šakos likučiai. Čia gal ne šita, nu bet ne, šita. Jo, nupjauta. Ten jau dalys kitokios. Nu visai nesigaliu, kad čia kils. Tai gražus ąžuolas. Gerai, kad yra atvertas, nes ten būna paskui žmonės apkabint nori, ten lipt nori, dar kažko nori. O tai kenkia ąžuolai. Nu, bet kažkas ir gyvena, drevė yra. Voverė galbūt. Voverės aukščiau liktai gyvena. Gerai, grįžtam per tą kvepinčią pievą atgal. Ir mūsų laukia vėl akmenų, man atrodo. Nu, girdžiu, akmenys jau gargaliuoja, bet nieko nematau. Nei kas, nei kaip. Gerai, varom. Norėjau sakyti, nei gurkštinė galvoju, paskutinis akmuo dar biškutį pavertė, bet šiaip ramiai čia. Čia tų akmenų čia buvusi užtvanka. Čia tų akmenų yra likę. Nu va, ir akmenų, ir atodangos. Čia labai negerai. Taip. Ja, tokia akmenų rėva, biškutį. Žinojau, kad venta turi daug akmenų. Bet ne, šiek tiek ir prisibijojau jas. Žiūri, viskas įveikiama, tik aišku, reikia nenosikrapštyti, reikia žiūrėti, kur plaukia. Kartais jie šis nesimato. Atplaukiam dar į vieną vietą. Gumbakių atodanga. Taip, iki Ventspilio 258, 1,5 turbūt iki Papilės bus. O! Geras. Aš kad artėjant dar prie vienos užtvankos. Čia turbūt Augustaičių malūno bus. Čia ne užtvanka, čia tiesiog rėva. Aha. Kaip čia jinai keistai. Reikia per aną pusę plaukti. Ten tiek du akmenys, tai man nepatinka labai. Sulyginam. O toliau kur? Per čia reikia varyti, ten labai į šoną. Nu kažkaip nieko aš nesupratau. Toks įspūdis, kad į šodinę mane vagą nukreipė. Žodžiu, aš čia turėjau biškį vienoje vietoje pasitempt, nes buvo be šansų. O dabar, kiek suprantu, turėtumėm sueiti į tą jau pagrindinę vagą. Nu, žiauriai čia keistai. Na, šiaip ne taip iki to Augustaičių malūną aš atplaukiau. Nežinau, sutikau kitus baidarininkus. Tai jie kažkaip visai kitaip plaukia. O aš ten kažkaip šoną sugebėjau apėti. Va, malūnas irgi, kaip sakyti, ne geriausius laikus gyvena. Vandenėlis.
Ta užtvanka tai nesuprasi, ten dalinai sugriauta ar kaip. Nu, čia toks ir daiktas. Čia kažkas jau paremontuota yra. Man atrodo, privačioj valdoj vaikštų, bet kažkaip ženklo nemačiau. Jo, tai jau čia šiandien kelintas man tas malūnas antras. Bet užtvankų tai daugiau buvo buvusių. Jo, kažkas jame dar gyvena, žodžiu. Dėmesio čia dar reikia. Reikia čia atgaivinti pilnai. Nu ką, apžiūrėjom Augustaičių malūną. Nelabai kas ten iš jo kaip ką. Plaukėme į Papilę dabar. Kaip vėlokai ta Papilė gaunasi. Bus joje tik vakare, o ten yra tikrai ką pamatyti. Šiandien nusimato ilgoka diena, jeigu aš noriu spėti į savo tikslą. Bet iš kitos pusės aš Viekšniuose būsiu kitą dieną. Ir iki Viekšnių man nėra tiek čia daug. Aš galiu stoti kažkur ir arčiau. Nu, pagal situaciją reikia žiūrėti, kur. Gal jeigu rasiu iš Papilės stovyklavietę. Ai. Reikės gal ten ir stot. Na, pažiūrėsim, kaip man ten seksis, nes tikrai Papilėje yra ką pamatyti. Atplaukėme į Papilės jūros periodo atodangą. Čia, kiek žinau, galima fosilijų pasižiūrėti to laikotarpio. Ką turim? Taip. O čia šiandienos pusės gal geriau. 4 km iki kažko. Gyvenstilio 254. Einam, pažiūrėsim, kas čia tokio yra. Tai žodžiu, viskas, ką jūs čia matot, ir yra ta atodanga. Tiek. Man atrodo, anksčiau čia buvo kažkaip kitaip. Ar nebus čia uždarytos takas? Nežinau. Nu tai gerai, nu ką, pamatėm. Reikia varyti toliau. Priešais Papilės piliakalnis. Bet aš jį neliksiu šiandien. Vienas piliakalnis jau buvo. Tai čia vaizdas gal ir gražus atsiveria, bet bus dar Žalvos bokštas ir pamatysime su vaizdu. O Papilė turi ir beždžionių tiltuką. Panašu, kad ne taip seniai čia paremontuotas. Bet irgi jo neisiu. Atrodo, dar bus tų tiltų. Plaukime dabar link Žalvos bokšto. Upė vėl tokia su lelijom, bet geriau jau taip negu kad su tom žolėm. Na, tai yra Žalvos bokštas. Reikės ieškoti krantuko. Skaičiau, kad yra krantukas. Užlipsim ir užlipsim. Na, baidarė žiaurokai atrodo, bet išgyvens. Taip. Mes liksime. Man tai reikia į bokštą. Kur tas bokštas? Nu, turbūt ne ten. Aha, o ten tiltas, po kurio aš paliksiu baidarę, ir eisime į Papilę. Gerai. Einam pažiūrėsim, kas čia. Nu va, ir bokštelis. Lipsim pasižvalgyti. Kas ten matysis gero. Nu va. Neaukštas šitas bokštelis. Taip, čia kas manęs laukia. Papilės panorama.
O čia jau ką įveikiau. Na, kitam krante dar viena įžymybė. 15 kamienų liepa. Einam, pažiūrėsim, kiek ten tų kamienų, ar tikrai 15. Nu va, koks medis. Kažkaip vienas kamienas virto, bet dar kažkaip stebuklingai žaliuoja. Jo, įdomiai taip išaugę. Visas, kaip sakyt, medžių lizdas kažkoks tai. Jau rimtos liepos, kiek čia įsirbė jos vandens, turbūt nemažai. Žodžiu, šitą medžiai 150 metų. Nu jo. Čia kažkaip, man atrodo, dirbtinai jinai padaryta. Čia anksčiau buvo parkas dvaro. Ar dievus čia kažką tai specialiai priauginęs šitaip, nes natūraliai, nu aš netikiu, kad 15 kamienų taip iš niekur nieko imtų ir išaugtų. Na, po tiltų nebuvo ten kaip išlipti. Aukšto brūzgynai, žolės. Bandysiu eiti taip, nežinau, ar čia kažkieno pievutė, ar šiaip palikau. Bet gal per tą laiką nieko čia nesitiks. Na vat ir Papilės miestelis. Tenais tas tiltas. Čia dabar varau į centrinę aikštę. Ten stovi paminklas Daukantui. Na va, ir paminklas. Pasirodo, jisai pastatytas 1930. Skulptorius Vincas Grybas. Kažkaip sugebėjo jisai išlaikyti šitas miestelis tą paminklą ir sovietmečiu. Labai keista, kai jiems čia tai pavyko. Bet šiaip, jo, įspūdingas. Bronzinė statula yra.
Gražuolis paminklas. Simonas Daukantas. Lietuvių tautos žadintojas, istorikas. Žodžiu, jis ne veltui buvo 100 litų banknoto. Šiaip jis nėra čia gimęs. Jis čia pragyveno paskutinius 3 gyvenimo metus. Yra miręs. Ir yra palaidotas tose kapinėse ant Piliakalnio prie upės, kur praskridau dronu. Na, Papilę mes turbūt paliekam. Šiaip šiandien labai užsivėlinau aš, nes realiai to žolės mane sutrukdė. Dabar turim 6:30 ir turim kokius 7 kilometrus dar plaukti. Tai žiūrėsim, jeigu žolės man nesipainios, tai tie 7 kilo yra normalu padaryti, tiek kad jau jėgų mažoka yra. Bet nu gal kažkaip, kaip nors. Nu va, tos kapinės ant Piliakalnio. Nežinau, ar iš tikrųjų čia buvo Piliakalnis ar nebuvo. Tai žodžiu, čia žmonės laidojami. Čia ir Daukantas yra palaidotas. Šiaip spaudžia labai laikas. Norėjau nueiti, bet tiek to jau Daukanto kapo neisiu. Čia bus proga jums atvažiuoti ir pamatyti tie, kas nebuvo. Šiek tiek gražesnių vaizdų. Na, upė pasitaisė. Dugnas kietas. Bet yra akmenų daug. Ir jie nesimato visai. Nu, žodžiu, kažkaip tai. Kažkaip. Taip. Dar kažkokie gamtos paveldo objekto medžiai. Nu, eina, pažiūrėsim. Kelias iširso, bet nors žvilginių nėra. O tai kur dabar tie medžiai? Nu, galėjo nušienaut, galėjo. Daugiakamienė vinkšna. Ar nebus taip, kad kažkoks buvo gamtininkas, kuris čia darė visokius bairius? Gerai. O kas toliau? Šiaip visiškai. Nei apipjauta, nei ką. Eini per brūzgynus. Žinau, kad dar kažkas turėtų būti. Taip. Čia yra daugiakamienis uosis. Va kokie jisai uosis. Bet jau biškį apdžiūvęs. O čia koks eksponatas, aš net nežinau. Kažkas čia buvo senos lentos gal. Žodžiu. Nu, aišku. Aišku. Dėsta oras po truputį. Nes dabar jau po 8. Gal pusę 9. Visokių akmenų. Va. Na, čia gerai, kad nors neauga žolės. Na, panašu, kad ir mano stovyklavietė. Vėliau. Ieškau dabar tik tai kranto geresnio išlipti. Jis turėtų būti, aš įsivaizduoju. Todėl tai nelabai. O čia kažkas panašiai. Tai visi kad plaukiu. Vienarankių poilsiavietė. Tai čia man naktį ranką nukirs ar kaip? Taip. Ką tik išvažiavo pjovėjai. Gyvai aš nespėjau pamatyti. Čia vat viską ištaškė ant kranto, bet krantas šiaip tai yra gilų, labai nepatogu. Nežinau, šiaip ne taip aš gebėjau. Nu va, stovyklavietė.
Čia dar, kaip sakant, viskas nusimesta. Labai vėlai šiandien finišavau. Čia kažkur tai dabar jau gal po 9:20 yra. Nu, žodžiu, planą padariau, aš ir buvau planavęs. Bet iš tikrųjų to žolės šiandien man kainavo labai daug. Esu nusikalęs, nežinau. Nei valgyti nieko nesinori. Gal kažką simboliškai. Gerai. Einu statyti savo namų. Ir mes susimatysime ryt. Iki.